Labas, draugai. Mano kanalas stebėtojai, žodžiu, tęsiam darbus prie vėjo generatoriaus. Taip, dabar parodysiu, ką pasidariau. Nesupykit dėl hidraforo, čia jis pas mane pastovi durniuoj. Kažkas yra matyti su puslė, buvau pripūtęs likti į puslę, lyg geriau buvo, bet dabar vėl žiūriu. Tai greičiausiai kažkas jau su puslė yra. Bet gerai, šitam video ne apie tai. Žodžiu, jau esu nusidažęs visus rėmelius, jau viską. Bus jau tokia graži spalva perlamutrinė. Tai pats vėjo generatorius, čia pas mane šiukšlenėlis, čia malkas sukrautas, čia nekreipkite dėmesį. Va, nusidažiau, žodžiu, parodau, kad jau nudažyta, kažkoks procesas vyksta, o dabar procesas yra pas manęs va šičia. Taigi, dabar aš ten turiu pasikabinęs 12 voltų vėjo generatorių irgi, kur pats vyniau kažkada, jeigu žiūrėt mano video. Čia yra flančiuks nuo jo pritaikytis, tai galbūt mes jį ir paliksim, kad tas flančiuks tiktų ant to vėjo generatorius. Bet aš dabar esu iš Kinijos parsisiuntęs kitą flančiuką su va tokiu koku. Tai turim du kokus va tokius gražius. Jie ant tų flančiukų užsided. Opa, jį užsispaud. Ir labai gražus priekis gaunas. Taip, sparnai bus riedžiui štai tokie. Tiesą pasakius, nebeatsimenu ilgio, tai pamatuosim. Taip, žiūrim, ką mes čia turim. Žodžiu, 75 cm ilgio yra sparnai. Tai pusantro metro bus... Jo, pusantro metro bus sraigtas visas. Tai nėra tai blogai kaip riedžiui, manau. Bus 5 mentės. Kaip ir čia yra, plauk, 1, 2, 3, 4, 5. Jo, čia 5 menčių ir yra pas mane. Tai tokį ir mes dėsim. Tai dabar bandau nusiardyti visą šitą. Atsisukinėti tuos varžtelius, va. Paprasčiausiai. Čia aš jau buvau, aš juos jau čia ardęs, kaip sakant, jau ne pirmą kartą. Tai dabar nežinau tik tais, ar tą flančiuką dėsiu iš tos pusės, ar iš ten tos pusės. Tai va tuo pat prasiardau, pasižiūriu, kaip ten yra. Nes reikia žiūrėti, ten ir magnetai yra, ir apijas yra, tai kur man būtų patogiau paprasčiausiai tai padaryti, nes reikia ir išcentruoti viską. Bet žiūriu, va tas vidinė ta skylė ant šitos ašelės praktiškai tinka. Beveik 1:1, tik ten... Opa. Tuoj, biškai sekundį atlaisvinsiu visus varščiukus, kol galėsim papliurpti. Tai beveik ant ašelės tinka, ten truputį pastorinus galėtų tą flančiuką įmauti ir tiesiog prisuk varžtukais. Bet... Tuoj mes įsiardysim, pasižiūrėsim dar kartelį. Gerai, žodžiu, kai netemt gumos, bandau atsisukti, išsiardysiu, tada parodysiu. Na ir kągi, įsiardžiau, žodžiu, situacija bus tokia. Šitą dangčiuką vat nusiėmiau su salnikiuku. Reikės dabar uždėti šitą flanšą. Prasigręžti ant šito dangčiuko skylės pagal šitą flanšą. Gausis taip, kad prasigręš čia skylutės, nes žiūriu, kad čia apvijos yra truputį ten giliau, tai mums labai tinka. Čia yra koksai, 10 mm aukštis tuščias. Tai mums labai gerai, čia pasislėps varžtų galvutės, prasikiš jos, per antrą pusę išlys. Gerai, ką pamačiau, šaibutė nuo vėjo generatoriaus. Tai išlys, grubiai sakant, va ten varžtukai, tada... ilgesnį jie bus ir tada mes dedam flanšą užsodinam. Per va šitus varžtukus išlys va šitas varžtas ir tuo pačiu mes prisukam sparnus. Va tokia bus taktika prisukimo. Kaip čia man pavyks, negaliu pasakyti. Dar taip nesudaręs. Pasitikrinu, M6 varžtai tinka, gerai. Originaliai buvo va tokie varžtukai prisukti prie šito flanšą. Bet dabar tie originalus man nebetiks jau. Veržlikės panaudosiu tik tas pačias, nes yra su plasmasiukais, kad neatsisukinį
atsiprašau, kad neatsisukinėtų. Tai mes juos panaudosim, o varžtukus dėsim M6 ilgesnius. Tai ką, dabar tikslas yra užsimauti viską atgal gražiai, užsidėti flančiuką per skylį įsimauti, su grąžteliu gražiai pasižymėti skylutės prasigręžti, tada sudėsim va tokius varžtukus, kiek jų čia bus 5 sparnai po 2, tai bus 10 varžtukų. Va tokių mes panašiai va ir turim. 1, 2, 3, dar 7 reikia. Eisim ieškoti pas save dar. Va, yra jau. Turiu, kiek reikia. Galiu dar ir paskolinti turbūt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu, skolintojau. Čia prisibazarinau, kad čia turiu. Nu, žodžiu, vieną varžtą kažkokį reikės ieškoti panašų. Bet šiaip turiu, galiu išimti. Čia esu ant sparną uždėjęs va šitą varžtuką. Toks pat čia yra. Tai galbūt mes jį išsuksim. Ir panaudosim. Nu tai ką, bandau aš tada dėti. Prasicentruosiu ir žiūrėsim. Nu va, susicentravau, susižymėjau skylutės. Tuoj nusėmiau, kad neprivaryt drožlių į vidų. Nusėmiau, to prasigręšim viską. Ir bandysim susidėti varžtukus. Matysim, kas čia gausis. Nu ką, bandom. Na ką, žodžiu, situacija va tokia. Jau 2 sparnus prisukau. Gavos taip, kad čia matot, sudėjau 5 varžtukus aplinkui. Pragrėžiau kiaurai. Ten uždėjau šaibutę. Per vidurį šaibą. Veržlikę prisukau tas 5 veržlės centrinės. Tada užmovau tą flanšą. Daug čia kartų teka išardyti, vėl sudėti, vėl išardyti, vėl sudėti. Tai galvojau po 2 tokias ilgas dėti va, tuos varžtus. Bet priejau išvados, kad nelabai gal gerai. Nes tenais yra ant 11 rakčiuko galvutė. Pas mane ant 10, tai ten gaunas prasisuka vidui flančiuke. Kalbu apie šitas va vietas. Ir kada įdedu varžtą į toj pusėj va, jis va sukosi man aplinkui. Atrodo 1 milimetras, kas šitie yra. Ir tai dabar dedu va tenais tas originalias veržlikės į apačią va čia va. Ten iš apačios. Ir prisuku originaliais varžtais. Čia tuos kraštinius varžtukus. Nu, toj parodysiu viską iš eilės. Taip, dabar dedam 3 sparniuką. Taip, čia dabar neišvarčius visko. Taip, va, žiūrim, nesumaišyt pusėm. Čia netgi gramus esu, 654, man atrodo, gramai. Žiūrim kitą, kiek čia svėrė. Labai sunkiai skaitoma. Ar 400, plaukas čia buvo. PM9, nesvarbu. Žodžiu, buvau aš jau juos susisvėręs, kaip ir, sakykim taip. Taip, nusisukam veržlikę. Opa. Dabar kišam tą originalią veržlę po flanšų, po apačią tenis į tą originalią vietą. Aš galėjau tai padaryti iš pradžių, kol sparną neužsidėjau. Nes labai jau čia tai... Priėjimas tai tik, sakykim taip. Gerai, pabandysime šitaip sugudrauti. Sugudraukim šį kartą. Nu, pirštai mano tikrai ne pianisto. O, tu velnis, da įkrito ten į vidurį. O paskui su atsuktuvu iškrapštysim. Čia reikia plonų pirštukų, kad įkišt. Bet, manau, kad mes kažkaip įstatysim. O kaip aš tuos taip lengvai įdėjau? Gerai, darom taip, kaip ir iš pradžių darėm. Nusiėmam. Taip, pasižiūriu, ar gerai čia matos per tą kamerą. Taip, tą pasidedam. Kur ta mano veržlė dabar? Opa, o. Nu, sakau, spardą nuėmus lengvai iš karto sustato. Šitą iš karto įsistatom. Jamam originalius varžtus, jie turbūt ir kietesni.
kietumą nerašo, nežinau, nors su tais kiniečiais čia nepirksi. Čia ant 8 rakčiuką prisisuk. Opa, čia mes dedam mažą šaibukę, veržlikę ir prisukam. Čia M6 varžtukai visur, tas yra su 10 rakčiukų. Prisukam. Beje, noriu padėkoti, vienas žiūrovas čia man buvo parašęs, blemba jau čia senokai turbūt, prieš gerus pusę metų, gal daugiau netgi, tai atidavė visą krūvą varžtų neržaveikinių, paskui kniedžių visokių ten padovanojęs man. Tai ačiū tau, neatsimenu tavo vardą, nesupyk, bet noriu padėkoti tau už tos varžtukus. Jie, kaip matai, visi man čia projektuose eina tie varžtukai, tai labai liuks. Taip, tą prisukau. Dabar bandykim sekantį sparniuką. Būsiu kaip ir generatorių padaręs, nes, žodžiu, yra rėmą kaip ir surinkau, rodžiau jau nudažytas yra, sparnų susirenku, viskas rėdį surenku, susuku atgal, pritvirtinu ir ant bokšto, kaip sakant, į viršų. Bus linksmai išbandyti. Turiu netgi 3 kontrolerius, su kuriais darysim eksperimentą. O šiaip jeigu eksperimentuoti, tai turiu ne 3. Kur tas mano varžtas? Turiu ne 3, o daugiau. Ten yra, tai pasakysiu, 1, 2, 3, 4, 5 variantai pas manęs yra kraut vėjo generatoriai, kontroleriai visokie išbandysim, parodysiu, ką esu parsisiuntęs. Nežinau, ten rodžiau, nerodžiau, turbūt nerodžiau, kiek pamenu, turiu tokį naują kontrolerių parsisiuntęs iš Kinijos. Ten rašo ant 48 voltų, tai rašo 3 kW eina saulės ir 3 kW eina vėjo jėgainė, galima pajungti. Kaip ten iš tikrųjų išbandysim, nežinau. Tik aišku, mane biškai liūdina ten, biškai liūdina tas voltažas įėjimo, ten man atrodo, jeigu aš neklystu, voriukas gyvena sparne, jeigu neklystu iki 100 voltų, man atrodo, yra. Taip, dabar kaip čia man protingai pasidėti. Taip, gal mes tą kamerą biškai patrauksim. Žiūrovai gal nesupyksit, jeigu susijūrins laikas, bet manau, kad čia viskas bus gerai. Taip. Taip, čia protingai man pasidėjus tave. Bet tai bus gerai. Nu, ir dedam 5 sparniuką. 4, 5, 7. Gročiu, vienas sparnas, tas pilno profilio, sveria beveik 500 gramų. Tai 5 sparnai, plus lančiukas varžtai, 2,5 apie 3 kg bus visą sparnuotę. Tai čia žiauriai gerai, svorio atžvilgiu. Svorio atžvilgiu labai gerai. Taip, pasiemamės dar vieną varžtuką originalų. Palauk, tą patį varžtą man reikės čia irgi. Tai mes jį pabandom iš karto irgi įsistatyti. Tu velnis. Opa, turim. Aišku, čia vietos biškai kaip ir mažoka būtų. Bet viskas gerai. Tai aš prisikabinsim. Vienas prikabintas. Taip, man reikia mažos šaibelės dar. Mažos šaibelės. Ir vienos veržlikės. O taip. Viskas bus sparnuotė visą prisukta. Išbandysim, kaip čia mums suksis, kaip čia mums veiks. Su tokiais sparnais riedžio dar nebuvau bandęs. Bet manau, kad viskas gerai, nes sraigtas bus 1,50 m.
1,50 m. Jo, po 75 cm yra sparnuotės. Tai va, kaip čia dabar parodyti, taip, kad matytos. Opa, tai pamanysim pasukti kamerėlę. O, žodžiu, va tokia sparnuotė bus. Va tokia gaunasi sparnuotė. Čia tuoj uždėsim koką. Pažiūrėsim, kaip su koku atrodo. Kaip iš čia dar dedas. Ai, o. Kažkodėl neusifiksuoja tik. Ar aš čia neto 1, 2, 3, 4, 5. Taip ir nuo to. Taip ir nuo to būtų. Žodžiu, atrodys va šitaip. Priekis. Taip, tą koką dabar kol kas aš nuėmu. Kad nesisvaidytų. Opa. Užkliuvau už pačią rėmą. Ir va kaip atrodo pati sparnuotė. Kinietiška pritaisyta. Aš buvau pirkęs sparnus ir flančiuką tą visą buvau pirkęs iš Kinijos. Su flanšu, su koku. Dabar aš neatsimenu, kiek aš sumokėjau už tas 5 sparnų. Blemba, gal apie 100 eurų man išėjo tas visas sparnuotės su flančiuku. Su koku gražiu tuo. Tai nežinau. Manau, kad šią kainą tikrai nebloga gaunas. Iš riedžio, nu ką čia iš to riedžio mes galim tikėtis. Aš manau, kad su tais sparnais, 200 vatų gal kokie ir bus. Aš taip tikiuosi. Bet nežinau, kaip čia su tais sparnais veiks, bet aš manau, kad čia tas 1,50 m sraigtas čia jį matalins kaip reikalas, aš manau. Aš ten dabar neatsimenu, reikėtų mano senus video pasižiūrėti, kiek buvau padaręs. Gal čia blogai matas, gal matas, tikiuosi. Neatsimenu, kelių ilgio darydavau senuosius sparnus. Čia matmenis gal netgi rasčiau. O, tuoj aš surasiu senai sparną riedžių. Sekundėlę. Opa. Kur tu čia esi? Va. Va, riedžių sparnas. Senasis mano. Čia netyčia buvau sulaužęs. Ar čia ne ant riedžio tie buvo? O gal ir ne ant riedžio. Tai aš pažiūrėsiu, dar buvo maketų pas mane kažkur. Ai, va, yra. Oho, radau. Radau, hebra, va. Čia mano senasis. Taip, čia 7,5. Čia žiūrim, čia šizaunis. Jo, 7,5 mano seniai buvo irgi. O šitie ant riedžio kur dėdavas. Tik buvo, pas mane, man atrodo, 4 mentė liktais padaryta. Čia yra 5 mentė bus. Ir čia bus pilna profilė, o čia buvo iš to vamžio oranžinė. Tai va. Man atrodo, dar yra pas mane tų trafaretų čia. Žodžiu. Čia pas mane iš senesnių projektų yra tų likę. Tai ką, hebra, kaip sakant, nevinioju vatą. Bandysim rytoj surinkinėti jau riedžiuką. Kelsim gal ant kažkokią stulpą, gal pasikviesiu kokį uošvį padės pakelti viršų. Nežinau, reiktų pavadinimą sugalvoti tai jėgainiai. Jeigu kas turit pasiūlymą, sakykit. Nežinau, reiktų sugalvoti kažką. Užrašytume ant uodegos pavadinimą, ar kažkokį šifruotę, kažkokią raidę ir skaičius kažkoks, nežinau. Gal nežinau, gal Ukrainos tam paminėti, gal kokiam, ką žinau, pobėdą kokią nors, ką nors ten sugalvoti. Žodžiu, jei kažkas turit ką pasiūlyti, sakykit. Tai turbūt šiandien toks video. Sekantis video turbūt jau kaip kelsim ant bokštą ar kažkas tokio. Dar reikia ten už galą pas mane nueit pasižiūrėti, trosų pasiieškoti iškelimui. Nežinau, aukštį kokį kelsim, gal 6-7 metrų, bet reikėtų biškį virš namą, kad būtų čia, matysim, kiek čia tų vamzdžių rasiu, kokie materialai, kaip ką. Tai ką, hebrytė, viskas, būtinai like, pakomentuokit, kaip visada, susirašom žinutėse ir iki sekančių video. Iki.